1968 m. pavasarį Gintautas Grigalis pakvietė į Raseinių kultūros namus groti kapeloje 8 liaudiškos kapelos mylėtojus. Nuo to laiko prabėgo 39 metai. Kolektyvas išaugo ir sudėtimi, ir meistriškumu. Daug koncertavo rajone, Lietuvoje ir svečiose šalyse. Moldavijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje. Respublikiniuose konkursuose Dubysa 5 kartus tapo laureate, 1985 metais Visasąjunginės meno saviveiklos apžiūros Maskvoje laureate, o 2001 metais jai buvo įteikta Aukso paukštė. Apie 50 kartų konkursuose laimėjo prizinės vietas. Liaudiškos muzikos mėgėjams padovanojo 2 audio kasetes ir 2 kompaktinius diskus. Gintautas Grigalis parašė 4 knygutes, kūriniai kaimo kapeloms. Vienoje iš jų profesorius Vyžintas įvertino kolektyvo veiklą. Raseinių kaimiškoji kapela Dubysa turi gerą jai būdingą bruožą užrašyti šio krašto liaudies muzikantų bei dainininkų melodijas, aranžuoti jas ir šiandieniniu kapelišku stiliumi perteikti klausytojui. Todėl ir jaučiame savitą, autentiškumu pasižyminčią atlikimo dvasią, nuoširdumą, tikrą kapelos žanro dvelksmą. Kiekvienas instrumentinis kūrinys, daina ar jos akompanimentas pasižymi ne vien profesionalia instrumentuotė bei atlikimo menu, bet ir kitokiu labai svarbiu komponentu – liaudiškumo dvasios pojūčiu. Kapelija santūri, ori, kas būdinga liaudies muzikantams. Ji vengia lengvabūdiškos, vien išoriškai efektingos atlikimo manieros, nepataikauja publikai pigesnio pobūdžio triukais, forsuotais tempais ir todėl išlaiko prideramą solidaus meno kolektyvo statusą. Regime originalią lietuvišką kapelą, kurioje dalyvauja vyresnioji ir jaunesnioji atlikėjų karta ir kur jaučiamas tradicijų tęstinumas. Muzikos sąjungos prezidentas, kompozitorius profesorius Čigaitis. Raseiniai garsėja Grigalio vadovaujama kaimiškąja kapela Dubysa, kuri daug koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet žavėjo ir ne vienos Europos šalies gyventojus. Jau 15 metų po Žemaitijos kraštą kiekvienais metais vis į kitą rajoną keliauja Gintauto Grigalio iniciatyva gimusi Jurginių šventė. Kapelos vadovo sudaryti 4 kūrinių kaimo kapeloms leidiniai neabejotinai svarus įnašas į šiandieninio instrumentinio folklorizmo lobyną. Galima tik stebėtis, su kokia meile, kaip dėmesingai ir jautriai Grigalio sukurtose partitūrose skleidžiama iš tėvo Povilo Grigalio paveldėta liaudiško muzikavimo tradicijos dvasia, kiek jose meninės išminties, kad partitūros būtų prieinamos ir įkandamos daugeliui kaimo kapelų muzikantų. Geriausios kloties kapelai Dubysa ir gaiviai pulsuojančiai muzika Raseinių meno mokykloje.